Nu, Migle, trumpai, kuo šitas Kukuliškių piliakalnis Lietuvos mastu yra išskirtinis? Tai nuo ko čia pradėjus, tai gal pradėčiau nuo to, kad yra antras piliakalnis pajūrio ruože Lietuvos teritorijoje. Tai turime vieną jau seniai žinomą, tai yra Birutės kalnas. Tačiau jis yra visai kito laikotarpio, tai yra vikingų laikotarpio, jau link viduramžių einantis, nuo 8 amžiaus datuojamas piliakalnis, o Kukuliškių piliakalnis visai neseniai atrastas yra vėlyvojo bronzos amžiaus laikus menantis objektas, esantis labai arti jūros, tai yra beveik 400 metrų nuo jūros, tai yra visiškai, taip galima sakyti, jūrinio paveldo reliktas. Tai yra vienas iš svarbiausių aspektų, kad tai yra jūrinės bendruomenės paliktas kultūros paveldo objektas. Ir čia gyveno jūrinė bendruomenė, užsiiminėjusi tokiais jūriniais verslais. Kitas labai svarbus aspektas, kad šitas piliakalnis ir kartu esanti gyvenvietė yra tyrinėjama jau ne vieną sezoną, jau 6 sezonas. Ir čia taikomi tarpdisciplininiai tyrimo metodai ir pažinimas vyksta labai kompleksiškai ir tai vienas kompleksiškiausiai ir kol kas vienas geriausiai ištirtų šio laikotarpio objektų Lietuvoje. Tai svarbiausi radiniai, kurie kažką galbūt atskleidė esminio istorijos mokslai šičia. Radiniai, tai gal radinius išskirčiau į 2 grupės, tai yra tyrimų vietos, perkasus ir šurfai ir radiniai jau artefaktai, kuriuos mes aptikom. Tai esminis ir toks labai svarbus radinys ir išskirtinis bruožas piliakalnio ir šios gyvenvietės yra tai, kad kultūrinis sluoksnis yra palaidotas po eolinio smėlio, tai yra pustymų sunešto smėlio sluoksniais. Tai reiškia, kad jis yra apsaugotas ir nebuvo pažeistas per tuos beveik 3000 metų jokia žmogaus veikla. Tai yra, mes turim laiko kapsulę palaidotą po smėlio sluoksniu ir 2 hektarų teritorijoje, kiek apima šis piliakalnis ir gyvenvietė, šis sluoksnis yra nesuardytas. Tai yra unikali gyvenvietė šiuo požiūriu, nes dauguma gyvenviečių vėliau buvo apgyvendintos, nuartos ar kažkokia kita žmogaus veikla čia buvo vykdoma, o čia yra viskas išsaugota. Kitas labai svarbus aspektas, kad gruntiniai vandenys čia yra aukštai iš šaltinių, čia yra daug, tai reiškia, kad kultūrinis sluoksnis yra šlapias, permirkęs, o tai leido išlikti organikai. Čia yra išlikę mediniai dirbiniai, mediniai grindiniai, mediniai šaukštai, dubenėliai, kiti organiniai dalykai. Mes netgi atradom 22 metais stogą. Mes žinom, kaip atrodė Kukuliškių, iš ko jie buvo pagaminti namų stogai, jie buvo pagaminti iš paparčių. Ir tai jie yra išlikę fiziškai, tai yra unikalu, taip pat labai nedaug gyvenviečių ir apskritai ir piliakalnių, ar bet kokių paveldo objektų archeologinių pasiseka jiem tokiose gamtinėse sąlygose būti, kur išlieka organika, nes tai mums daug parodo didžiulę įvairovę tiek tų radinių, struktūrų ir gali labai daug papasakoti apie praeitį, būtent kaip tas bendruomenės gyveno. Tai va čia šitie radiniai plačiaja prasme, mums labai daug pasakė. Tai jeigu šitai 2 hektaruose, kur norėtume kasti, mes ten vis tiek kažką rasim. Daugiau mažiau, bet tikrai rasim. Ir iš artefaktų jau, tai mes radom, jau čia matyti ir 1000 galime skaičiuoti, tiek gyvulių kaulų, tai mes galim pasakyti, ką valgė Kukuliškių bendruomenė, kokius žvėris medžiojo, kokius grūdus augino. Mes turim didžiausią degusių grūdų, ir ne tik degusių, apskritai grūdų ir kitų augalų botaninę kolekciją. Jau artėja link 100 000 vienetų, tai yra didžiausia kolekcija Lietuvoje makrobotaninių radinių aptikta ir yra būtent iš šios gyvenvietės ir piliakalnio, dėl to, kad čia tiesiog buvo labai geros sąlygos išlikti ir ne tik dėl to, tikriausiai ir dėl to, kad jie labai užsiėmė šitą žemdirbystę ir augino daug tų kultūrų. Ir aišku, nuosekliai buvo makrobotaniniai tyrimai imti, mes imam kiekvienais metais tos mėginius, jie yra ištiriami. Tai va, o iš radinių, tai
išskirtinis iš tikrųjų ten be keramikos, kur rodo, iš kokių puodų jie valgė, kaip jie buvo apdirbti. Iš tų gyvulių kaulų dar yra gintaras, kuris irgi išskirtinis radinys yra šitoje gyvenvietėje, nes tai rodo, kad šita bendruomenė, kukuliškiečių bendruomenė bronzos amžiuje vėlyvajame rinko gintarą, jį nešėsi nuo jūros į savo gyvenvietę. Jiem jo reikėjo ir jie jį apdirbdavo, nes radom šiais metais pagaliau jau tikrai su apdirbimo žymėm, su skaldimo, pjovimo, gręžimo žymėmis gintaro. Tai rodo, kad jie ne tik jį rinko, kaip žaliavą gal prekybai ir kažkam, bet čia vietoje jau jie ir apdirbo. Ir tas gintaro gaudymas jau tokias labai gilias tradicijas turi, nes gintaras savaime čia neatsirasdavo. Jie jį susirinkdavo ir atsineždavo į savo gyvenamąją vietą. Dar apie gintarą labai iškalbingas faktas, kad jis labai buvo svarbus šitai bendruomeniai, yra, kad 2020 metais mes aptikom tokią medinę sieną ir jau tyrimų pačioje pabaigoje, kai norėjom ją apvalyti, tarp tų rąstelių radom užkištas 7 didelius gintaro gabalus. Tai yra kaip mažą lobį gintaro. Tie gintarai buvo natūralūs, nebuvo apdirbti, bet jų būtent vieta radimo rodo, kad kažkas sąmoningai paslėpė jį. Tenai padėjo tos gintaro gabalus, užkišo ir paslėpė nuo kažko. Ir toks sąmoningas jų paslėpimas jau yra galima traktuoti jį kaip lobį, nedidelį lobį, nes kažkam tai buvo labai svarbus dalykai. Tai šitie faktai rodo, kad gintaras šitai bendruomeniai buvo labai labai svarbus ir jie jį naudojo kasdienai. Mes bet kokioj didesnė ar mažesnėm perkasui ar šurfe mes visur randam gintarą. Visur. Jisai visur buvo, jų aplinkoje jisai buvo ir jisai buvo labai svarbus. Kiek tai yra susijęs su prekyba, gal gintaro keliu, 100% dabar pasakyti negalim, bet hipotezę iškelti, kad tai buvo prekybinis objektas, tikrai galime ir galime galvoti apie tolimąją prekybą. Gali būti, kad jie keitėsi gintarų mainais už bronzą, nes bronzos čia nebuvo, jie turėdavo atsivežti ją. Tai aš manau, kad nes prekyba gintarų yra įrodyta ir ankstesniuose laikotarpiuose, tai manau, kad čia irgi lygiai taip pat vyko. Neaišku, kiek jinai toli vyko, bet manau, jinai galėjo būti ir galbūt vėlesni tyrimai ir atskleis, kad gal kukuliškų bendruomenė buvo dalis gintaro kelio didžiojo su Romos imperija. Tai toks kontekstas istorinis, kas čia yra 5-8 amžius prieš Kristų? 8-5 amžius prieš Kristų, taip. Tai kokio laikotarpio yra? Tai Kukuliškių piliakalnis ir yra datuojamas 800-400 metų prieš Kristų. Ir pasaulio kontekstas, kad suprasti žmogų, su kuo lyginti. Tai dabar įsivaizduokim, kad prie Viduržemio jūros kūrėsi Romos imperija, graikų antikinis pasaulis, Romos imperija kūrėsi, o čia gyvena žmonės medinėse, nedideliuose pastatėliuose, renka gintarą. Bronza tik tai čia pasirodo, jinai buvo dar ir tuo metu labai brangus objektas. Jie yra žemdirbiai, gyvulių augintojai, gyvena nedidelėmis bendruomenėmis, kai už kelių tūkstančių kilometrų yra civilizacijos. Tai kad žmogui būtų aiškiau, kas tai Troja? Troja buvo dar anksčiau. Dar anksčiau. Dar anksčiau Troja buvo. Taip. Ir valgo jie šičia ką? Valgo jie gyvuliukus, panašiai kaip mes, tai galvijus, kiaules, avis, ožkas, ne taip kaip mes medžiojome meškas. Turėjo arklių, tik dar kol kas nelabai aišku, ar jie buvo laukiniai ar naminiai, labai sunku identifikuoti pagal kaulus, bet gali būti, kad jie juos ir augino. Žuvis, labai įdomu, kad žuvų kol kas daugiausia yra gelavandenių. Tai panašu, kad iš ežerų ir upių yra keli kauliukai berods oto aptikti. Nors puoduose aptikti degėsiai rodo, kad jūrinis maistas buvo verdamas iš tikrųjų. Tai ta jūra jiem čia ir maistą duodavo, bet ne tik maistą. Toliau jie augino miežius, kviečius, avižų šiek tiek turėjo, toliau lęšius, pupas, žirnius. Tai jų ta įvairovė buvo labai didelė.
raciono, aišku, ir labai skirtingai reikia auginti, tarkim, ankštinius augalus ir miežus, tai jie labai jau turėjo tas skirtingas auginimo technologijas, jie žinojo, kaip auginti skirtingas kultūras, nes ten, čia galėtų makrobotanikai daugiau papasakoti, bet ankštiniai augalai reikalauja visai kitokių tręšimo, ten žemės išdirbimo technologijų, kurios turėjo jau į to žinios ateiti iš kažkur kitur, nes kukuliškas yra praktiškai ankstyviausi rasti žirniai, pupos ir lęšiai šitam pietryčių Baltijos regione, tai jie turėjo žinoti, kaip tai daryti. Arba tas žinias gavo iš kontaktų, arba čia gal net galėjo ir gyventi kažkokių žmonių iš kitų regionų, nes tos tolimosios kelionės ir apsigyvenimai tuo metu tai buvo tikrai žinomi. Toliau dar kontekstas, man atrodo, jeigu įsivaizduot šiek tiek arčiau, mūsų Ecis irgi buvo panašių laikotarpių aptiktas. Ecis. Kas yra Ecis? Ecis žmogus, kuris rastas Alpių regione. Tai užsikonservavęs. Tai bronzos amžiaus žmogus. Jo, bronzos amžiaus. Ir ką jisai atskleidė jo? Tai jis atskleidė irgi apie gyvenseną Alpių kalnų žmonių, bet čia kontekste, kad įsivaizduoti geriau, kokie žinomi. Toliau bronzos amžiuje Skandinavijoje žinomi tie pelkių žmonės, kur palaidoti pelkėse. Tai čia yra tas pats laikotarpis kaip ir kukuliškių bendruomenė. Aišku, mes tokių radinių kaip užsikonservavusių žmonių mes nerandam, bet kontekstui įsivaizduoti imperijos Romos, o šiaurėje visiškai kiti reikalai yra, absoliučiai kiti. Ką Lietuvoje dar turim iš to laikotarpio tokio pobūdžio, bent jau panašaus? Turim Lokesų gyvenvietę, bet jinai yra po vandeniu dabar. Tai Lokesų gyvenvietė. Toliau, tai jinai labai tyrinėta, irgi puikiai žinoma, bet jinai buvo polinė gyvenvietė, žmonės gyveno ant ežero. Tai jinai visiškai kitokio. Tai yra fenomenas šiaip Europos, tos polinės gyvenvietės atsiradęs bronzos amžiuje. Tai Lokesa yra žinoma. Toliau yra rytų Lietuvoje, šiaip daug yra visai piliakalnių Mineikiškės, Gariniai, Narkūnai. Taip, bet jie yra ganėtinai seniai tyrinėti ir taip gal sistemiškai netyrinėti kaip kukuliškas, nes 6 sezonas tam pačiam objekte yra jau labai tęstinis darbas, kuriame jau sprendžiam ne tik tai tokias fundamentalias galbūt klausimus apie pačių gyvenviečių tyrimų, metodikas jau netgi tobulinam jau archeologijos lauko perspektyvose ir tokius fundamentalius klausimus sprendžiam. Tai šiemetiniai tyrinėjimai ką atskleidė? Tai šiais metais mes norėjom patikrinti archeologiškai, tai yra jau perkasomis, kaip atrodė gyvenvietės pakraščiai, tai yra kaip jinai buvo įtvirtinta, ar jinai buvo įtvirtinta. Maždaug teritorijos ribas žinojom, bet mes žinojom jas iš neinvazinių tyrimų, tai georadarų ir kalamaisiais grąžtais. Mes maždaug įsivaizdavom, bet reikėjo archeologiškai patikrinti, pasižiūrėti, kaip atrodė tas įtvirtinimai, o gal jinai ir nebuvo įtvirtinta, reikėjo atsakyti klausimą, kaip atrodė tie, nes būtent gyvenvietės ir piliakalnių funkcija ir kaip jie atrodė, ar jie buvo įtvirtinti ar neįtvirtinti, parodo ir atsako labai daug klausimų, kaip ta gyvenvietė bendruomenė gyveno ir kaip tvarkėsi. Tai mes žinojom, kad piliakalnis buvo įtvirtintas, aptvertas tvoromis, tai dabar reikėjo sužinoti tiksliai, kaip gyvenvietė atrodė. Tai mums šį tikslą pavyko atsakyti. Mes tikrai suradom gyvenvietės kraštą, pakraštį. Jis turėjo nedidelį pilimuką, pakilimą. Šalia to pakilimo iš karto vyko veikla, žmonės ten gyveno, kūrėsi ir tas pilimukas greičiausiai turėjo būti įtvirtintas panašiai kaip piliakalnis, medinėmis tvoromis, kad apsiginti nuo laukinių žvėrių ir jau matyti nuo kitų bendruomenių, nes vėlyvasis bronzos amžius pasižymi, būtent vėlyvajame bronzos amžiuje pradeda atsirasti piliakalniai šitam regione. Tai yra šio fenomeno pradžia ir tai rodo, istoriografija jau kalba apie tai, kad pasikeitė socialinis ir ekonominis gyvenimas žmonių. Žmonės pradeda kaupti turtą, nes įsigali žemdirbystė ir gyvulininkystė, jie pradeda kaupti turtą. Tai turtas tuo metu buvo kas? Maistas. Maistas ir aišku bronza. Ir jie jau pradeda saugoti savo
savo turtą ir dėl to atsiranda toks fenomenas kaip piliakalniai ir įtvirtintos gyvenvietės. Tai mes irgi čia turime, Kukuliškiai buvo įtvirtinta gyvenvietė. Jinai buvo ne tik žmonių rankomis įtvirtinta, tačiau ir gamtiškai. Iš vienos pusės buvo jūra, o iš kitų pusių ją juosė gilios griovos, kurios dabar yra užpustytos, bet iš neinvazinių georadaro tyrimų mes žinom, kad tos griovos buvo apie 3-4 metrų gylio. Didžiulės griovos ir jie čia apsigyveno šitas. Jinai nebuvo aukštumėlė, bet tiesiog griovų apribota vieta. Ir dar galiu pasakyti, kad ta vieta buvo labai šlapia. Čia buvo pelkė, greičiausiai. Ir jie įsikūrė šitoje pelkėje. Ir ką pavyko perkasuose rasti? Tai perkasuose pavyko, šiais metais pavyko užfiksuoti tą pilimėlį, tą stratigrafiją ir kur gyvenvietė pasibaigė. Tai visiškai sutampa ir su reljefu dabartiniu, ir su buvusiu reljefu. Tai tose perkasuose dar aišku ir radinių buvo aptikta, kurie byloja apie čia vykusį gyvenimą, tai to gintaro labai irgi buvo daug aptikta, keraminių šukių, gyvulių kaulų tiek apdirbtų, tiek neapdirbtų, bet ten jau bus tiksliai galima pasakyti jau po specialių tyrimų zoarcheologinių. Toliau titnagėlius, titnago jie rinkosi iš pajūrio, tos mažiukus titnago gabalėlius, tai tie dirbinių mes neaptikom šiemet titnago. Dabar, beje, šiaip ir dabar jūra išplauna titnago iš pajūrio, tai irgi galima prisirinkti, tai situacija buvo tokia pati ir prieš tus 3000 metų. Tai o ką daugiau mes aptikom? Galima dar paminėti iš Beržo Tošės tokius ritinėlius, kurie buvo naudojami, nedidučius jie buvo naudojami tinklam, kaip pasvarai, plūdurai. Tokie, tai čia byloja apie žvejybą. O daugiau jau galėsiu pasakyti, jau kai laboratorijose atliks tyrimus makrobotaninius, zoarcheologinius, tada jau bus galima daugiau pašnekėti apie šių metų rezultatus. Tai taip nedrąsiai kelti hipotezę, kad gintaras galėjo būti plačiai naudojamas prekybai kažką gauti, natūriniams mainams įmanoma. Įmanoma. Labai nedrąsiai dėl to, kad šiame laikotarpyje istoriografijoje buvo manoma, kad gintaro reikšmė nunyko. Bet dėl to, kad tiesiog šito laikotarpio gyvenviečių ir piliakalnių pajūryje Lietuvos nebuvo aptikta. Ir kapinynų čia buvo labai mažai, keli gintaro gabalėliai, iš tikrųjų to gintaro archeologiškai labai mažai aptikta. Bet Kukuliškių gyvenvietė ir jos tyrimai nuoseklūs rodo, kad viskas, greičiausiai situacija buvo visai kitokia, negu mums atrodo. Anksčiau ir istoriografija greičiausiai Kukuliškiai pakeis istoriografiją, nes gintaro kiekis yra didžiulis. Net lyginant su ankstesnių, tarkim, akmens amžių gintarą labai rinko ir iš jo dirbo daug dirbinių ir jisai buvo labai svarbus. Tai manau, kad lygiai taip pat ta svarba gintaro neišnyko ir vėlyvajam bronzos amžiui. Tai sumuojant, reiškia, valgė meškas, arklius, stogus dengė paparčiais, gyvenvietė buvo įtvirtinta, tai gali būti, kad tikėjusi antpolių. Tai įtvirtinimas tai rodo tendencijas to laikotarpio. Bet tai reiškia, kad gali būti užpultas. Gali. Ir apiplėštas. Greičiausiai, kad taip, bet ir meškos gali būti užpultas. Bet ir kitų bendruomenių. Tai, kitaip sakant, ta idilė gamtoj tokia nebuvo tokia rojaus sąlygos. Ne, niekada nebuvo. Prieš istoriniais laikais niekada nebuvo. Ir tada, reiškia, galima Kukuliškių piliakalnį vadinti gintarinę pilimi. Galim, o kodėlgi ne? Iš gintaro pastatyto bokšto dar neatradom, bet tiek gintaro, kiek jo yra ir kiek dar
tyrinėjant galima jo atrasti, tai tikrai. Kitaip sakant, žmonės rinko, naudojo, apdirbinėjo, jis buvo pilnoj apyvartoj ir jo čia buvo daug. Ir jisai visą laiką cirkuliavo jų aplinkoje. Nėra taip, kad jis kažkur sukoncentruotas. Jo yra visur, kur kasi, jo randi. Jisai buvo visur. Ir, tarkim, vienoj perkasoj, va šiemet gintaro procentaliai yra vos nedaugiausia negu kitų radinių. Ai, dar truputį tas grindinys rastas, gal galima, kur medžiu grįstas. Ai, kur medžiu grįstas. Taip, mes 22 metais radom tokį, mes vadinam jį grindiniu, iš medžio rąstelių tokių ir šalia buvęs panašų pastatas. Tai tas medinis grindinukas, jisai buvo pagamintas iš įvairiausios medienos, sukloti įvairiausią medieną, greičiausiai ta, kuri buvo po ranka. Ir tai jisai rodo, kad ir dabar ten buvo šlapiausia pati vieta, ten buvo šlapia ir tiesiog panašu, kad tai buvo kaip takas vaikščioti, kad būtų sausiau vaikščioti. O šalia namelis, panašu, kad ten namo prieigos buvo aptiktos, tai ten jau labai įdomu, ten buvo puodeliai sudužę, moliniai, su išlukštentų lazdynų riešutų kevalais. Tai atrodė, kad lukšteno riešutus dužo indelis ir paliko taip. Ir va ten ir tą stogą radom iš paparčių. Tai taip, šalia namelio buvo va toks grindinys, tai gali būti, kad ir kitur jau yra, kad kur buvo šlapiausios vietos, jiem nepavyko nusiniveliuoti tų vietų su smėliu, su skiedrom, su tokiais sluoksniais, tai jau net tiesia keliukus savo. Tai yra kažkur regione dar toks piliakalnis gyvenvietė, kur tiek daug gintaro būtų, toks didelis akcentas gintarui. Kiek man žinoma, kol kas gal ne. Gal net yra to gintaro aplinkinėse teritorijose, tose gyvenvietėse yra, bet tikrai jo ne tiek daug, arba jisai tiek nebuvo istoriografijoje akcentuojamas. Tai bet čia reiktų matyti plačiau pasižiūrėti būtent apie gintaro reikšmę, nes yra tiek daug aspektų, apie kurią galima tyrinėti šitą gyvenvietę, kad yra, tarkim, dabar prioritetas buvo struktūriškai išsiaiškinti, kaip ta gyvenvietė atrodė, kažkokios vietos, ir va dabar jau bus galima rimčiau pasižiūrėti apie tam tikras radinių rūšis. Tai va, gintaras yra prioritetas čia išsiaiškinti kaip ir kur daug jo tiek buvo. Galima sakyti, akcentuoti, kad vis tik čia gintaro buvo ne šiaip kažkokie pavieniai amuletai, bet jo buvo daug žaliavos, perdirbimų kažkokio matosi požymiai. Taip, tai va su archeologija yra taip, kad vienais metais randi apdirbto gintaro, kitais metais nerandi ir galbūt gal už metro, jeigu būtum perkasą padėjęs kitoje vietoje, gal ten rastum, tarkim, apdirbimo vietą, bet kol kas nepasisekė to aptikti, bet visi požymiai rodo, kad tikrai jisai čia buvo apdirbamas. Nesvarbu. Nesvarbu. Va kokios šukės. Ir čia krašteliai dar. Tai labai fainai bus. Kaip čia man padaryti, kad matytųsi? Kas čia? Už kojos. Va, šukės, keramikos šukės va yra puodynės. Va čia. Šitą. Va, kokie dideli jie. Puodynės čia jau nebe kokie indeliai mažyčiai, bet čia jau bus dideli. Matosi? Ja. Kaulą. Aš atsiprašau, čia aš labai netvarkingai viską.